Sveiki, sveiki, sveiki. Na ką, greit prabėgo tą savaitę, šiandien yra ta 7 diena ir iš tikrųjų labai smagiai siuvinėjosi, kaip sakant, lengvas yra šitas paveikslas ir iš tikrųjų jaučiuosi taip, kad pastaruoju metu aš jį dažnai siuvinėju dabar, nes prieš tai jau prieš tos 2 sukimus, kai buvo 5-6 dienų, kas nematė, tikrai kviečiu praeitus mano video pasižiūrėti. Ir siuvinėjau šį paveikslą prieš tas 5-6 dienas ir su juo dar ilgiau buvau, ne pagal planą dar, bet to, kas buvo irgi. Ir dabar vėl sugrįžau prie šito paveikslo ir 3 savaitės siuvinėsiu. Šitą paveikslą, žinoma, jau liko tik 2 savaitės, nes šiandien ta 7 diena. Ir šiandien, žinoma, irgi siuvinėjau, tai nieko nelaukus. Trauksiu nuotraukytę ir parodysiu, ką pavyko man padaryti per šitą savaitę. Štai, taip, grožį pas mane. Volia, kai matom, da biški netilpa man į kamerą. Oi, tanktelėjau biški, gal kaip nors reiktų labiau biški gal pakelti. Lik gerai, va, gerai dabar. Štai, kai matom grožį visą, iš tikrųjų labai didelis paveikslas ir tikrai labai smagiai siuvinėjasi, gražus. Palei kamerą žiūrėjus, tai aišku, tos spalvos gyvesnės iš tikrųjų. Ir taigi, ir ką man pavyko padaryti, tai kaip matot, būtent šitą plotelį, kad labiau įsivaizduoti, tai kampe parodysiu nuotrauką įmesiu jums. Jau turėtumėt matyti, kiek buvo prieš tai ir kiek dabar turim. Tai, kai matot visą šitą plotelį, tą tokį lengvą padariau. Ir kai matom nuotraukoje dabar, matom, kad yra tikrai trūksta šitos dalies kampinės biški, drugelių, būtent šitos, kiek matau, būtent. Tai kaip esu minėjęs kažkada, kad kai atšviesi, bet niekaip neatšviečiu visą. Tai va. Ir šitas drugelis žiūrisi, man taip labiau atrodo, kad iš šonų, lyg norėtų, nežinau kaip jums. Tai va. Tai dar liko va šitas plotelis biški, čia vienas simbolis eina ir viskas. Na, o kiek per savaitę man pavyko čia tų kryžiukų padaryti, tai to jums ir pasakysiu. Savo tą statistika. Tai pirmos savaitės yra 1431 kryžiukas padarytas per visą šitas plotelis savaitę laikom. Na, procentai per savaitę tik 80%, 0,80% padaryta. Nesiekė 1%. Iš tikrųjų, dar biški dar trūkstai. Ir viso jau procentų turiu 7,90% jau. Šitam visam paveiksle yra yra būtent 7,90%. Toliau judant, kiek dar liko padarytų kryžiukų, tai liko padaryti tikrai dar daug. 165 540 kryžiukų. Prisiminus greitai aukštį ir plotį, tai aukštis yra 66,7, o plotis yra 53,6. Tai tikrai didelis irgi iš didžiųjų tų paveikslų, bet tikrai lengva schema pati, tikrai rekomenduoju jį siuvinėti, atsipalaiduosit. Na, paskui, kas 2 dienos nesiuvinėtos iš tikrųjų. Irgi galvoju, tą 1 dieną siuvinėsiu, bet patingėjau kažkaip siuvinėti. Tai šiandien padariau savo tą normą dienos, mažiausiai 500 kryžiukų, ten su biški. Tai labai apsidžiaugiau. Tai dabar
Taigi, šitam plotelį tuščiam dar liko man padaryti kryžiukų 492 kryžiukus. Dar liko padaryti, tai manau, rytoj nemanau, kad pavyks užbaigti, bet penktadienį tai jau tikrai padarysiu tą visą plotelį. Rytoj gal kažkiek dar pasivinėsiu biškai žinoma, bet visą šitą dar tikrai nepadarysiu. O maža ką negaliu irgi sakyti grinai, ar padarysiu, ar nepadarysiu iš tikrųjų, nes negaliu nuspėti, bet galiu paplanuoti. Tai žiūrėsim, kaip čia bus. Tai, o viso jau yra įsivinėta šitam plotelį. Viso yra 14 200 kryžiukų. Labai gražus skaičius, toks lygus, kaip sakant, su nuliais. Tikrai gražus skaičiukas. Skaičiukas tas 14 200 kryžiukų. Žiūriu į šitą paveikslą ir negaliu nusistebėti, kaip sakant, kad jau tiek jau yra padaryta kryžiukų tų. Tai tikrai labai džiaugiuosi, kad jau tiek yra padaryta. Na ką, per daug neįsiplėsiu iš tikrųjų tos pirmos savaitės, nes daugmaž jau viską papasakojau, kaip kas, siuvinėjimas lengvas, procesas tikrai labai lengvas, kaip sakant, ėjau nuo pačios į viršų, gal netgi ir parodysiu biškį jums per planšetę, ką turiu omeny, gal kas biškį ir nesupranta, tai trupučiuką parodysiu, kur ta mano saga. Štai čia. Dabar, taip nerodys man. Gerai, štai dabar gal užmatysit, biškį patrauksiu lampą. Kaip matote, nežinau, gal čiut priartinsiu biškį. Nu va. Ir kaip matot, vat, 0, 0, 0. Visas šitas mano plotelis. Kiek daug simbolių vienam plotelį, tai toks mažiuks plotelis, bet daug. Ir va taip nuo apačios į viršų, va taip einu savo. Pasidarius būtent va šitą rodiklėlį į viršų, padariau būtent tą rodiklėlę, parodo nuo apačios į viršų, nuo mažiausiai iki didžiausio, bet nuo apačios, kaip sakant. Tai kai matot 4, 2, 1, dar liko 71 kryžiukų va čia padaryti. Galima pakeisti pačius simbolius, aš ant raganaitės esu simbolius pačius pakeitus, tai tikrai patogiau man biškį su raganaitė būtent siuvinėti baltą tą foną patį. Ryškesnis simbolis, tai geriau matosi, kažkaip man žiūrisi geriau kažkiek. Tai va taip ir siuvinėjau, kaip sakant, smagiai siuvinėjasi šitą, būtent pasirinkti nuo mažiausias iki didžiausias. Gal pradžiai biškai, kaip ir minėjau, esu pamėčius truputį tų kryžiukų. Pamėtau, kad būtų lengviau skaičiuotis, nes kai matai, aš medžiagos nebraižau. Tai pamėtau biškai ir paskui einu jau ten nuo vieno iki ten kiek jau yra tų simbolių, kaip sakant. Tai šitam plotelį, ką galiu pasakyti, vienetinį tokia mažoka buvo, daugiausia buvo tikrai iš tų jau tokių daugiausiai jau buvo iš tų vientisų simbolių, ne pavienių tokių, kaip sakant, vienetų tokių nebuvo labai daug. Tai kas labai man ir patinka, tai tikrai smagiai siuvinėjasi, klaidų dar kol kas nebuvo. Vieno momento šiandien jau buvo pastebėta, laiku pastebėjau, kažkas netaip sueina. Pasižiūrėjau, kad buvau užtušavus tą vietą, kur net nebuvau siuvinėjus. Nežinau, ar jums taip dažnai būna ar ne. Tikrai būtų labai įdomu sužinoti, tai tikrai lauksiu jūsų komentarų ir pabendrauti, kai būtų irgi labai taipogi smagu. Tai va,
Tai tokios takelios su šito paveikslu ir ką susitiksim dar po 1 savaitės, jau su 2 savaitė, kaip sakant. Žiūrėsim, kaip man seksis, žiūrėsim, ar išeis man pavyks daugiau dienų padaryti, o gal visą tą 2 savaitę išsiminėsiu. Stengsimės, kaip sakant, padaryti tą visą plotą, o paskui toliau eisiu šitą dalį daryti. Būtent šitą dalį čia darysiu, sakiau, išlyginsiu, kaip sakant. Išlyginsiu. 2 savaitę norėčiau išlyginti šitą vietą biškį daugiau. Čia toj vietoj bus drugelis. Tai tikrai labai bus dar gražesnis gausis irgi visas šitas plotas. Tai tikrai labai laukiu šitos dalies, kada pradėsiu siuvinėti. Tai kam neįsitempsiu per daug, neįsiplėsiu. Lygių kryžiukų jums. Ir iki pasimatymo, netrukus susitiksim. Nu va, turime 2 savaitės pabaigą. Ir iš tikrųjų šitą 2 savaitę neturiu ką daug ir papasakoti iš tikrųjų, nelabai ir daug tų kryžiukų pavyko padaryti. Tai ką man pavyko padaryti, pavyko užbaigti šitą plotelį ir daugiau pajudinti drugelių sparnus. Šitą dalį, biškį čia dalį pamėčiu, čiučiu tuos truputį. Tai kaip ir minėjau, daug labai kryžiukų nepavyko padaryti, tai nelabai ką ir matysis čia iš tikrųjų, nelabai kas matysis tie sparnai, nesimatys tikrai dar drugelio. Tai va, tai nieko nelaukus. Imsim, parodysim būtent tą siuvinėtą dalį, apie ką ir kalbėjau. Bandysim įtalpinti kamerą ir papasakosiu biškį daugiau tą statistiką visą ir taip toliau. Nu va, įtilpom. Štai kaip matom mano grožis. Drugelį labai gražiai žiūrisi ir kai matot čia tas drugelis. Ir kaip minėjau, tikrai, kad niekas nesimato dar. Ir ką, iš tikrųjų, kaip ir minėjau, nelabai tų kryžiukų daug pavyko padaryti, nes toj 2 savaitėje 2 dienos nesiuvinėtos ir vėl, o norėjau, kad būtų daugiau, bet taip išėjo jau. Išimta šitą savaitę buvo, daug visokių reikalų ir taip toliau. Na ką, na dabar grįžtam prie kryžiukų pačių. Kiek man pavyko padaryti per tą 2 savaitę kryžiukų, tai pavyko tik padaryti tik 717 kryžiukų. Tai kaip ir minėjau, šita dalis užbaigta biškį ir čia primėčiau truputį. Tai va, na, o procentais tai tikrai labai procentais mažai, labai 0,39% per savaitę. Tikrai matosi, kad progreso tokio didelio nebuvo ar didesnė už 1 savaitę. Dar daug mažiau. Tai va, ir kiek dar liko padarytų kryžiukų, nu, tai liko, žinoma, daug, 164 823 kryžiukai. Na, jau siuvinėta šitam daly visam jau yra kryžiukų 14 917 kryžiukų. Na, ką, kaip matot, dar pastebėjot, kad čia yra daug skylučių tokių, šardyta, priardyta. Kas man šiandien labai nesisekė, žinokit, toj 2 savaitėje trūko atidumo, pridariau daug klaidų iš tikrųjų. Būtent šita diena iš tikrųjų tokia, kad labai daug klaidų. Ir stengiuosi polėtų siuvinėti daugiau, lėčiau biškį, tempas mano lėtesnis, stengiuosi kolegesnius kryžiukus padaryti, žinoma. Ir, nu ką, ir per tos, nežinau, buvo lyg nebuvo skubėjimas, bet trūko to, kaip jau minėjau, atidumo ir pridariau klaidų. Tai 1 kartą išradžiau, sutvarkiau, tai 2 kartą išradžiau, sutvarkiau ir vėl vat klaida pasirodė, čia siuvinėdama, pamatau, kad nesueina galai ir vėl viską teko pardyti, žodžiu. Ir paskui, žinokit, jau man viską, sakau, nenoriu, buvo kitų reikalų, tai sakau, nu, tiek to, sakau, šiandien jau užteks, matyt, ne tą savaitės kryžiukų daryti. Nu, bet kažkiek pavyko bent padaryti, tiek džiaugiuosi, bet tiek, kad šitą, vat būtent šitą dieną, paskutinė ta 2 savaitė, nu, tikrai nesisekė. Nu, šitam plotelį dar liko tų kryžiukų padaryti 1601 kryžiuką, tai iš tikrųjų dar liko tikrai dar padaryti.
Tai tikiuosi bent jau per šitą trečią paskutinę savaitę visą šitą plotą padaryti. Tikrai jau tikiuosi pavyks išeis, nes be to atėjau, kaip sakant, rudenėlis ir rudenėlį mokslo metai mano vaikui, tai irgi visokių dalykų bus daug daugiau irgi. Bet įsiterpsim į tuos kryžiukus, įterpsiu būtent į savo dienotvarkę, kaip sakant, ir stengsiu gal daugiau šiais tų kryžiukų padaryti, kaip sakant. Bus matyti. Tai va tokia mano antra savaitė. Kaip ir minėjau, nieko daug, labai per daug neturiu ką papasakot. Pavyko tik tiek padaryti kryžiukų ir judėsim toliau, žiūrėsim, kaip seksis toliau man. Tai ką, iki pasimatymo, jums kaip sekundė, man bus visa kaip savaitė. Žinoma, lygių kryžiukų ir iki pasimatymo, netrukus susitiksim. Na ką, labai greit prabėgo tos 3 savaitės ir kam šiandien papasakosiu būtent kaip sekės šito paveikslo. Šiandien suksiu ruletę ir tokios mini naujienos pas mane, bet apie juos kiek vėliau. Na, dabar papasakosiu, kiek pavyko padaryti per šitą paskutinę savaitę. Tų kryžiukų statistiką visą ir būtent susumavus visą būtent 3 savaičių, kiek man pavyko padaryti tų kryžiukų, kaip sakant. Tai va, na, o dabar, ką man pavyko padaryti per tą savaitę paskutinę, tai iš tikrųjų, gal geriau, ko nepavyko padaryti, užbaigti šitą drugelį. Ką norėjau, šitą plotelį nepavyko užbaigti, bet tikrai judinau, kažkiek po truputį judinau. Ir ką nieko nelaukus parodysiu jums būtent tą visą plotelį, kur pavyko man padaryti tą plotą. Tuo jums ir parodysiu. Štai. Vos įtelpa į kamerą, ir tai dar neįtelpa, bet va. Galima paslinkti ir va. Bet stiek dar trupučiuką, ne? Va, gal geriau iški. Štai vos įlindo į kamerą. Štai mano visas darbelis, kaip sakant. Ir dabar kampe matysit nuotrauką, būtent antros savaitės ir palyginsim, ką man pavyko padaryti. Tai pavyko užbaigti šitą visą plotą, va, būtent. Ir kai matot, biškį pajudinau ir patį drugelį, bet neužbaigiau jo visą. Iš tikrųjų, iš lėto po lėto taip ėjusi siuvinėjusi man iš tikrųjų. Nieko aš ten per daugiausiai irgi nesistengiu daug daryti kryžiukų iš tikrųjų irgi kas irgi toks pastebėjimas lengvas. Tai ką, perėsiu prie statistikos, būtent atsivertus. Taigi, per šitą savaitę paskutinę, trečiąją savaitę, man pavyko padaryti 906 kryžiukus. Tai netoli 1000, tai manau, kryžiukas visai neblogai, nes antroji savaitė buvo daug mažiau negu trečioji savaitė. Tai tikrai smagu. Dabar procentais per savaitę tai yra 0,51 procentas padarytas. Tai tikrai irgi su procentais žiūrint tai mažokas, bet už antrą savaitę daugiau padaryta procentais. Na, toliau viso procento jau turiu šitam drugelių skrydis astros schema. Yra iš viso procentų 8,80 procentų, netoli jau 10 procentų bus padaryta greitai. Ir dar ką toks pastebėjimas, apsiskaičiavau tą savaitę. Vieną dieną ilgiau siuvinėjau, kaip sakant, tai realiai vieną dieną nesiuvinėjau, tai realiai būtų buvę kaip 6 dienos siuvinėtos, dabar gausiu kaip 7 dienos siuvinėjau, nes vieną dieną ilgiau, kaip sakant, tas sulyginimas toks gavosi man, kažkaip apsiskaičiau, apsižiūrėjau, kaip sakant, bet čia nieko baisaus, čia tikrai labai gerai. Na, o toliau dabar kalbam apie tos progresus, tai viso, kiek liko padaryti kryžiukų, tai tikrai labai daug.
mirkčia man tą lempą, aš pastebėjau kažkodėl. Nu, gal dabar bus gerai. Atrodo, kad vis tiek man truputį mirkčia, nu gal nieko tokio. Gerai, neužsikabliuosiu prie tos šviesų, tęsiam toliau. Taigi dabar viso, kiek dar liko padaryti, tai 16 917 kryžiukų liko padaryti, o viso kiek įsivinėta jau yra, tai iš viso yra 15 823 kryžiukų jau yra šitam plote padaryta. Tikrai atsiprašau biškį už tuos mirkčiamus, bet manau nieko baisaus, tam kaip pasikartosiu. Taigi, tęsiant toliau, tai šitam plotelį dar liko padaryti kryžiukų nedaug, tik 707 kryžiukus. Tai realiai, jeigu taip nuo ryto, po biškį, po truputį, pagal savo tą ritmą ankstesnį, kur siuvinėdavau anksčiau daug daugiau tikrai. Tai realiai dienos per visą dieną šitą plotelį ir užbaigčiau realiai. Bet kadangi dabar taip šiuo metu nesiuvinėjau labai daug, gal tikiuosi, kai bus daugiau čiut laisvesnio laiko, ar kai biški šaltesni orai bus, gal tada ir daugiau prisėsiu prie kryžiukų. Nu, bus matyti. Tai va, tokia statistika. Na, pati pradžia buvo tos savaitės, trečios tai buvo su klaidom irgi, jau galvoju, bus vėl pilna puslai tų klaidų, bet žiūriu paskui visai nieko. Bet tikrai ta pati pradžia įsivažiavimo tikrai buvo biški sunkoka ir nervas įmė biški, kad dėl to, kad vis pastoji klaida po klaidą, vis atrodo siuvinėjai normaliai skaičiuojasi, bet vis tiek antrantį kažkas netitinka. Tai teko pardyti irgi trečioji savaitė, bet paskui žiūriu per vidurį tos savaitės įsipusėjus, tai jau žiūriu jau geriau ėjus, jau dėliojasi tikrai smagiai. Tai va, na ką dabar, kalbant toliau, tai pratęsim irgi vėl statistiką, bet čia jau bus visą susumavus visų 3 savaičių, kiek man pavyko padaryti kryžiukų ir procentų. Tai realiai per tas visas 3 savaitės susumavus gavosi 3054 kryžiukai. Tai realiai gavosi vos ne vieną savaitę 1000 kryžiukų. Bet nu, pažiūrėsiu gal tą visą. Kaip ir nėra taip. Nes po 9, bet sumavo taip ir gavosi. Toliau dabar procentais, tai 1,70 procentų ėjosi. Tai va, padaryta, tai iš tikrųjų mažoka tais procentais pažiūrėjus, tik 1,70 per 3 savaitės. Kryžiukais tai visai atrodo neblogai, 3000. Būdavo anksčiau, kad man per savaitę tuos 3000 pavykdavo padaryti. Nu, matosi, kad biškiai apmažėjo mano kryžiukų skaičius, bet dėl to tikrai neliūdžiu. Svarbiausia, judinamas yra procesas, judinamas paveikslas, kryžiukai dėlioja, kaip sakant. Tai va, na, o padaryti liko dar iki tų 50 procentų, tai 1,2 procentai liko padaryti iki 50. Šiais metais, kaip ir minėjus, esu noriu padaryti bent 50 procentų, bent vieną paveikslą, bet žiūrėsim, kaip čia bus. Šiaip noriu 2, bet ką žin jau, nes jau viskas jau rudenėlis, tas ruduo irgi greit prabėgs. Tai va, na ką, neįsilpliurpus per daug apie šį paveikslą, Drugelių skrydis. Tęsim toliau ir apie mini naujieną ir ką suksim ruletę. Labai nekantrauju, žiūrėsiu, ką siuvinėsiu dabar, tai tikrai labai nenoriu, kad šitą iškristų, noriu tikrai prie kitų paveikslų, gal iš tikrųjų dėl to man taip labai nesiuvinėja, nes aš jau prieš tai jį labai siuvinėjau ir buvau su jo planus pakeitus, ilgiau užtrukau, tai dabar vėl siuvinėjau, tai kažkiek noriu tikrai kitus pasiuvinėti paveikslus, tai ypač elnius, tai nežinau, ką man nesusulėti, tai kaip sakant, laikau kumščius, kad elnis susuktų, bet bus matyti, iš tikrųjų
Tai nežinau, ar jeigu išmes man nusuks ruletę šitą paveikslą, aš dar kartą nesuksiu. Nes tikrai norisi kitą pajudinti biškį jau paveikslą, nes taip, kaip sakant, bus matyti, žodžiu, neužsikabliuosiu. Tai va, traukiu šitą grožį ir ką, pristatysiu jums naujieną. Taigi, patraukim biškutį šoną. Taigi, ir mano ta naujiena bus tai, kad pridedu savo slaptą projektą. Aš jį siuvinėjau, bet labai mažai siuvinėjau. Galvoju, šis pavyks daugiau, nes buvau nusivežusi Tauragę šitą projektą ir biškį yra, aišku, įmesta Instagrame šitos nuotraukos, šito paveikslo. Taipogi astros schema. Štai gal aš biškį išjungsiu, gal nebus atspindžių, gal taip bus tamsokai, bet geriau taip negu atspindžiai, ne? Tai va, mėlynas sapnas, nuostabus paveikslas, tikrai labai gražus, kas patinka man medžiai. Pats medis, atsiprašau, ne medžiai, o pats medis, mėnulis, tikrai labai smagu siuvinėti jį. Aišku, labai seniai siuvinėjau, o siuvinėjau būtent šitai, kaip sakant, į aukštį, va taip einu. Tai šitam platelį kažkur esu. Tai traukiau savo slaptą projektą. Kaip sakant, jis jau nebeslaptas, jau noriu jį judinti, irgi pajudinti bent biškį kažkiek. Ir ką, nežinau, kada aš jį prisėsiu, nežinau, ką man ruletė suks. Tai va, ir ką, per daug irgi nesitempsiu. Jo ne statistika, bet būtent koks dydis ir visa kita pasakysiu gal šiek tiek daug vėliau kitam video gal, arba kaip jisai, kai man ruletė jį suks tada, nes per daug nenori įsiplėsti irgi jums pasakodama vieną apie šį paveikslą. Tai va, tai nieko nelaukus tada, prisiminkim tuos kitus paveikslus kaip visada ir suksim ruletę. Labai nekantrauju, žiūrėsiu, ką jinai man suks. Taigi, ir žinoma, dar yra vienas ruošiamas, jau liko tik tai blendus padaryti ir pridėsiu dar vieną paveikslą, tai nežinau, reiks apskaičiuoti biškai, kiek aš jų turėsiu. Irgi man tiek užsikabliavau, kad siuvinėti kiekvieną vis skirtingą paveikslą, man tikrai labai patinka judinti kiekvieną paveikslą, kiekvienam, kaip sakant, prisidėti prie tų paveikslų, tai tikrai labai smagu yra, tikrai įdomus šitas man žaidimas, man labai patinka. Tai va, gerai, mėlynas sapnas, paskui eina mano raganaitė, gali jungti, biškį man kažko atsijungė, tai dabar tęsiu toliau, mėlynas sapnas, raganaitė, taigi, populiariausia tai gėlių mergina, drugelių skrydis, rožių puokštė, nuostabus paveikslas, karšta kakava, viskas yra astros schemos, jau aš tik astros schemas, tulpės, žiema lik iš pasakos, labai graži žiema. Ir mano liniai, kaip sakant, labai aš jau noriu sukti, nes tai mažiausiai yra pajudinta. Ruletė dar nebuvo sukus rinkis tu, nes pas man yra ruletė pasirinkimas, kad suktų ruletė būtent rinkis tu, tai kad rinkčiaus aš, ne ruletė. Nes žinoma, kad aš pati noriu pasirinkti kokį paveikslą, nebūtinai visą laiką ruletė pati man suktų. Tai irgi labai būtų įdomu ir greičiau, kad jinai man suktų šituos, būtent šituos elnius. Tai va, tai jeigu suktų man ruletė rinktis tu, tai rinkčiaus tikrai elnius. Na ką, pliurpu, dabar suksim ruletę, matysim, kad čia man jinai suks. Kyla jauduliukas, kaip sakant.
Įdomu, ką jinai man čia įsuks. Ką kaip visada matom, žinoma, patrauksim, kad nebūtų atspindžių. Ir dabar vis tiek atspindžiai. Va, dabar gerai. Gerai. Einam čia, spaudžiam čia ir kam nieko nelaukus, imu tiesiog suku. Žiūrėjom. Ką aš siuvinėsiu. Įdomu, tikrai labai įdomu. Ir sustos jau. Draugelis. Oi. Ne, tikrai ne. Suksiu, žinokit, iš naujo, nes manau, vis laik tą patį, tai kam tas žaidimas. Žaidimas tam skirtas, kad kuo daugiau pajudins skirtingus paveikslus, bet žinoma, tas ir 50% biškė, ne? Bet šįkart, manau, tikrai suksiu tą kartą, nes draugelis, kad jis jau tikrai siuvinėta buvo ne kartą, tai tikrai norisi pajudinti kokį ir kitą. Tai tiesiog nieko nelaukus ir suku. Žiūrėsim. Ką šįkart judinsim. O, va, kaip gerai, matot? Va, kaip smagu. Elniai, ir kiek aš šį laiko siuvinėsiu, jau šitų kiek dienų siuvinėsiu tikrai nekeisiu. Ir elnius tikrai buvo metus jau laikas ir pajudinti. Tai jums parodysiu, kiek aš jų ir turiu. Taigi, žiūrėkim dabar, kiek aš dienų siuvinėsiu jį. Tikiuosi kokią savaitėlę gal. Čia būtų smagiau, kad kokią savaitėlę duotų man. O, 2 savaitės, labai gerai, smagu, labai gerai. Labai gerai, labai džiaugiuosi, ne 5 dienom, 2 savaitėm tikrai bus ką pajudinti. Klausimas, ar laiko man bus jį judinti, bet skirstysi taip, kad man būtų. Ja, tu planuoji, bet niekas nepavyksta, kai planuoji. Tai dabar tuo aš jums parodysiu, kad čia nebūtų baltas fonas, tas tiesiog parodysiu. Ir dabar parodysiu, kiek man jo liko padaryti. Taigi, tuoj, štai, matau jį. Aš sakau, kad nieko ir nėra. Nieko dar taip jos stipriai per daug nieko nėra padaryta. Tai dabar... Oi, trankausi. Štai. Tuoj palaukit dar. Švieselės daugiau, kad ryškiau matytųsi. Va, kai matot, tikrai jo labai mažai yra. Kas man tikrai labai liūdna, tikrai norisi jo daugiau padaryti. Tik tai matau, kad čia yra padaryta, siuvinėta, būtent šitaip siuvinėjau, dabar siuvinėsiu daug kitaip. Ir žiūrėsim, ką aš siuvinėsiu. Būtent galim netgi ir plėtelį pasidaryti. Pastebėjimas to, kad reikės medžiagą ten, labai tokia jau laisva man medžiaga, aš mėgstu daugiau įtemptą, kad būtų čiučiut. Tada man irgi gulasi daug gražiau kryžiukai. Pats siūlas, kaip sakant. Tai va, ką. Gerai, pažiūrėkim, ką mes turim per sagą. Kokias yra lengva statistika. Taigi, žiūrim. Ir dabar elniai matome 3,40% yra padaryta. Ir taigi per sagą, kaip atrodo šitaip. Ir dabar siuvinėt norisi labiau, kad visą šitą juostą užbaigti. Tai tikrai norisi visą šitą užbaigti. Tai po biškį, po mažais plateliais, tokiais ir varysim. Tarkim, galim, ne, biškį per aukštai galim, va šitai aš padarysiu. Ne, nepatinka man taip ir viskas vėl man čia.
Viskas vėl man čia išeina, žodžiu, arba aš nieko čia nedarysiu dabar. Kažkaip nelabai man pavyksta, žiūriu, reikčiau biški ramesnės. Ramiai viską daryti, aš truputį skuluoju irgi, tai dėl to taip ir nepavyksta. Na ką, tai tiek, per daug neįsitemps, nes manau tikrai per daug įsitempiau jau per viską, kaip sakant, bet tikiuosi jums patiko. Ir ką, lygių kryžiukų, gausių kryžiukų, prenumeruokit mano kanalą, komentuokit, bendraukim ir ačiū už palaikymą, tikrai labai smagu žinot, kad turiu tą tokią irgi palaikymo komandą. Ir tikrai nebijokit, kaip sakant, išbandyti ir Astos schemas. Tikrai yra tokių ir lengvų schemų, vieną bent ir pasiminėkime kartu, būtent Astos schemas. Tai va, ir susitiksim dabar tik ne po 3, o po 2, kaip sakant, ne po 2, ką čia nusišnekėjau, po savaitės, kaip sakant, dėliuojas, kaip visada. Gerai, jau per daug įsitempiau, gal eilinį kartą, ne? Gerai. Lygių kryžiukų ir iki pasimatymo.